Sveiki! Tęsim mūsų pokalbius ir tam tikrų klausimų nagrinėjimus. Šiandien panagrinėsim klausimą, kuris skamba įdomiai. Dieta, racionali mityba arba mityba. Jeigu mes pažiūrėsim mūsų žiniasklaidą, tai dažnai matom žodį dieta, tai tokia, vienokia, kitokia ir visi rekomenduoja. Sveikatintojai, dietistai, kad čia, vienu žodžiu, panacėja, padės nuo visko. Žodis dieta. Tai dieta tai yra speciali mityba, kuris skirta tam tikram laikui ir jinai turi tam tikrus apribojimus ir jinai ne visai subalansuota. Specialiai tam, kad pasiekti tam tikrą rezultatą mūsų kūne, tam, kad būtų taip, kuo anksčiau nebuvo. Ir tai laikinas dalykas. Bet po to mes grįžtam prie normalaus gyvenimo ir čia prasideda pagrindinis iššūkis. O kaip gyventi toliau? Visą gyvenimą sėdėti ant dietos neįmanoma, kadangi mes suprantam, kad tai yra kūno disbalansas, kadangi dieta turi kažką tai eliminuoti. Tai kaipgi gyventi? Atsakymas yra labai paprastas. Turi būti taip vadinama racionali mityba. Ką tai reiškia? Pabandysiu jums iššifruoti ir pagal tai jūs galėsit suprast, kaip reikia maitintis. Ir taip, racionali mityba tai reiškia, kad mūsų kūnas turi gauti pakankamą kiekį makro ir mikronutrientų tam, kad jisai gerai veiktų visą mūsų gyvenimą. Ir čia prasideda bet. Kai mes jauni, maži, iššūkiai yra truputėlį vieni. Kai ateina amžius, darosi kiti, o jeigu yra jau pagyvenęs žmogus, tai yra visai kiti. Ir tai visi šitie pasikeitimai lemiami dėl mūsų virškinimo sistemos pasikeitimų. Taip, jinai keičiasi su amžiumi. Ir tas, kas tiko, kai buvo 15-20 metų, tai kai 60-70 jau ne visai tinka. Įsisavinimas kitoks. Ir poreikiai atsiranda kitokie. Ir tai reikia žinoti. Ir jeigu mūsų kūnas, virškinimo sistema moka viską įsisavint, tai tada puiku. Bet jeigu dėl gyvenimo būdo, darbų ir taip toliau atsirado ypatumai, kad mes kažko tai netoleruojam, o tada prasideda iššūkis, kurį turi padėti mitybos specialistai, kaip su tam tikrų racionu subalansuoti mūsų mitybą, kad mūsų kūnas gautų visas medžiagas, visus nutrientus. Kodėl visi reikalingi? Todėl, kad jeigu atsiranda kažkoks tai deficitas, atitinkamai mūsų kūnas pradeda streikuoti. Streikuoti tai reiškia atsiranda tam tikri pradžioje disbalansai, o po to lygos gali būti ūmios, o gali būti lėtinės. Ir šitoj vietoj, jeigu mes kalbam apie pagrindinius nutrientus, tai baltymai, su jais išeina toksai paradoksas, kad jų mums reikia pakankamai daug visą laiką, tai nuo gramo iki 1,5 gramo, 1,6 gramo 1 kilogramui, o su amžium virš 60, tai į tą viršutinę ribą mes ateinam, dėl paprastos priežasties, kad įsisavinimas prastėja. O mes kaip baltyminės struktūros turim turėti raumenis ir baltymus. Raumenis susidaro iš baltymų. Tai tam, kad jie ateitų, įsisavintų, mes juos turime valgyti. Ir turi būti įvairios kilmės. Ir gyvulinės, ir augalinės kilmės. Mes turim gauti visas aminorūgštis tiek, kiek mums reikia. Plius tam tikrus mikroelementus ir vitaminus, kurie ateina kartu. Ir va čia įsisavinimo klausimas numeris 1. Reiškia, kaip dirba mūsų virškinimo sistema. Tai, finalizuojant, galima pasakyti taip, kad tam, kad mes valgytume puikiai, kad mūsų kūnas gautų visas naudingas medžiagas, turi gerai veikti mūsų virškinimo sistema. Ir tam, kad jinai gerai veiktų, reikia ją prižiūrėti.
ir daryti tam tikras profilaktikas. Viena iš unikalių profilaktikų yra tiubažas. Apie tiubažą straipsnis yra va čia apačioj. Tai yra principiai virškinimo sistemos superinis restarsas. Šitą metodiką sugalvojo prancūzai prieš praktiškai 200 metų. Ja aprašė, jinai anksčiau sovietmetį būdavo sanatorijose kaip įprasta procedūra, kurią darydavo pacientams, kurie ten atvažiuodavo. Dabar jinai santykinai užmiršta, bet ją galima daryti ne tik tai poilsio įstaigose, bet su konsultacijom galima net atlikti namie. Instrukcija yra apačioj, daugiau informacijos apačioj ir jeigu parašysit, kad jums įdomu, atsakysiu į šitą klausimą. Tai grįžtant prie mitybos. Finalas ir rekomendacijos yra tokios, kad mityba turi būti racionali, tai reiškia mes turim gauti visas maistingas medžiagas su mūsų maistu. Priklausomai nuo to, koks mūsų darbas ir kur mes gyvenam, tai ateina tam tikri ypatumai, aš turiu minėti, jeigu šiaurėje, jeigu pietuose, tai yra tam tikri skirtumai, plus yra tam tikri ypatumai priklausomi nuo mūsų genetikos, tai yra nuo mūsų šaknų, kur gyveno mūsų seneliai ir proseneliai. Kodėl? Todėl, kad tada įsisavinimas tam tikro produkto bus geresnis tų, taip sakant, vietinių, negu egzotinių, kurie atkeliavo iš kažkur. Nu, dėja yra taip. Apie tos visus niuansus, kaip kas veikia ir taip toliau, aš pasakoju studentams savo kurso sveikatos technologijos holistinio ugdymo institute. Bet tai yra tenai ir tai yra daug. Trumpai jums reikia žinoti taip, kad yra skirtumai. Ir jeigu iš tikrųjų norit turėti daug jėgų, kad jūsų maistas būtų skanus ir įvairus, kreipkitės pas kvalifikuotus specialistus. Jeigu tokius nerasit, rašykit čia, klausimuose, mielai atsakysiu. Tiek šiandien, geros dienos ir iki.